O jei įkvėpimas slypi šalia, žmoguje, kurį sutiksiu šiandien. Socialinis ryšys yra vienas stipriausių motyvacijos šaltinių. Psichologiniai tyrimai rodo, kad padrąsinimas ar įkvepiantis pokalbis gali akimirksniu suteikti energijos ir pasitikėjimo savimi. Klausantis kitų žmonių istorijų, mūsų smegenyse suaktyvėja veidrodiniai neuronai. Mes ne tik girdime, bet ir išgyvename dalį kito žmogaus patirties. Tai paaiškina, kodėl įkvepianti kalba ar net trumpa draugo žinutė gali praskaidrinti visą dieną. Įkvėpimas nėra tik individuali patirtis. Jis kuria prasmingą ryšį tarp žmonių, stiprina bendruomeniškumo jausmą ir padeda judėti pirmyn net tada, kai atrodo energijos trūksta. Tai yra taip pat kaip žvakė. Viena žvakė uždega kitą, neprarasdama savo liepsnos. O kieno dieną tu pats galėtum arba pati praskaidrinti vienu padrąsinančiu žodžiu. Pasidalink komentaruose, kas paskutinį kartą tave įkvėpė. Ir ačiū, kad žiūrėjai.